Pirmąjį vasaros mėnesį birželio 10-12 dienomis tarp Europos ir Amerikos žemynų įsikūrusioje laukinės gamtos ir nepaprastų potyrių saloje Islandijoje aidėjo lietuvių kalba, skambėjo lietuviškos dainos ir šurmuliavo iš skirtingų pasaulio šalių suvažiavę tautiečiai. Čia vyko jau 12-asis tarptautinis pasaulio lituanistinių mokyklų sąskrydis Draugystės tiltas. Draugystės tiltas – tai lietuvių, vaikų ir tėvų, pedagogų, lietuvių bendruomenių, diplomatinių atstovybių bei Lietuvos vyriausybinių organizacijų atstovų sąskrydis į bendrą ratą suburiantis tautiečius, puoselėjančius tradicijas, gimtąją kalbą, lietuvybę. Šiame renginyje vaikai atvykę iš skirtingų pasaulio kraštų tarpusavyje bendrauja lietuviškai, atranda svarbų ryšį, bendrą kalbą ir įdomią veiklą. Man Draugystės tiltas tai yra galimybė iš tikrųjų atvažiuoti ir susitikti su lietuviais, kurie atvažiuoja iš įvairiausių pasaulio kraštų. Kiekvienas su savo patirtimi, su savo nuomonė, su savo pasiūlymais ir tai tikrai yra didelis informacijos lobynas, kai tu pabendrauji, susipažįsti ir po to netgi po Draugystės tilto gali susisiekti ir ne šiaip jau oficialiai kreiptis į tą žmogų, bet kreiptis į tą žmogų kaip pažįstamas į pažįstamą, kur gali pasidalinti netgi tokiais labai klausimais, kurie galbūt nebūtų ar malonus, ar ten tokie, kaip sakant, lengvai atsakomi. Ir tada toks gaunasi rezultatas, kad tu gali tęsti tą savo darbą ir tai netgi labai motyvuoja, nes tu žinai, kad yra tokių pačių žmonių visose pasaulio kraštuose, kurie taip pat užsiima tuo pačiu darbu, kokiu ir tu užsiimi savo krašte, dirbdamas su lietuvių vaikais mokyklose. Šis sąskrydis tai puikia proga ne tik dalytis gerąją patirtimi, bet ir dalyvauti įdomiuose mokytojų seminaruose, diskusijose su Švietimo ir mokslo ministerijos specialistais, sužinoti švietimo naujoves, pristatyti savo mokyklų pasiekimus. Man Draugystės tiltas yra ta pilna ta žodžio prasme. Tiesiami tiltai tarp žmonių, tarp šalių, tarp lietuvių, kurie gyvena Europoje, nors dabar jisai kaip ir įgavo naują pagreitį, jau kaip ir sujungiam net žemynus, Europos su Šiaurės Amerika ir taip toliau, tai čia naujas pagreitis. Ir aš matau tą Draugystės tiltas pagal savo vaikus. Dukra, kuri atvažiavo į patį pirmąjį Švediją Draugystės tiltą, buvom visi nedrąsus ir nesupratom šio projekto, pavadinkim tai prasmės. Ir jinai jau dabar po 12 metų čia atvažiuoja Draugystės tiltą kaip mokytoja, Hamburgo abėcėlės šeštadienės mokyklėlės. Ir sakau, taip, šitas projektas suveikia, jis yra be galo stiprus, vienas iš svarbiausių, pavadinčiau taip, bendruomeninėme gyvenime šiuo metu ir jis nepakeičiamas. Jeigu tokio projekto nebūtų, aš manau, kad šiais laikais, kur lietuvių gyvena gal virš milijono už Lietuvos ribų, jisai atsirastų. Gal būtų kitas pavadinimas, o pavadinimas tai irgi išduosiu mano draugė Salomėja Hamburge. Ji ir sugalvoja prieš 12 metų iš tikrųjų, sako, tai tiltai. Tai tiltai tarp tėvų. Vaikai suranda draugus, su kuriais susitinka gal kiekvienais metais, gal kas 2 metai kitoj šaly. Tiltai tarp tėvų, tiltai tarp mokytojų, tiltai tarp bendruomenės, visuomenininkų, aktyvistų. Tai tiesiog džiaugiuosi, sveikinu švedus, kad jie mum uždavė tokį užduotį, kurį iki šiol tęsiama. Draugystės tiltas – tai simbolinė vieta, kurioje susitinka skirtingose pasaulio šalyse gyvenantys lietuviai, entuziastingai besirūpinantys mūsų gimtąją kalbą. Čia atsiveria naujos patirtys ir galimybės, kyla įkvėpimas imtis tolesnių darbų lietuvybės labui. Man Draugystės tiltas simbolizuoja draugystę. Draugystė tarp įvairių šalių ir žmonių, vaikų. Aš pati važiavau kaip vaikas pirmą kartą prieš 12 metų. Dabar jau atvažiavau kaip mokytoja ir man tikrai labai smagu pasidalinti informacijomis ir patirtimis. Man atrodo, kad yra labai svarbus Draugystės tiltas dėl to, kad jis parodo vaikams, kas yra įmanoma, kiek galima, per kiek šalių galima tokias draugystę išlikti ir susitikti iš kitų šalių ir pasidalinti kažkaip gyvenimu lietuvišku visam pasaulyje.
Manau, kad svarbiausias dalykas yra, kad žmonės atvažiuoja iš skirtingų šalių, susitinka, kalbasi, bendrauja neformalioje aplinkoje. Nes kaip yra pasakiusi buvusi Pasaulio lietuvių žurnalo redaktorė Deimantė, kad tokiuose renginiuose vos nesvarbiausias ir geriausias dalykas yra pertraukos. Nes žmonės atvažiavę iš skirtingų šalių, jie labai nori pabendrauti, tarpusavėje pasikalbėti ir paprasčiausiai įsitikinti, kad beveik visur yra problemos labai panašios. Ir džiaugsmai tai irgi yra labai panašus. Aišku, smagu taip pat sudalyvauti, išgirsti kažką ir naujo. Šiųmečio renginio subūrusio beveik kelis šimtus tautiečių iš Airijos, Danijos, Islandijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados, Jungtinės karalystės, Norvegijos, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos bei Lietuvos tema buvo kalbų ir kultūrų kryžkelėje – lietuvių kalbos mokymas kitų kalbų ir kultūrų įtakoje. Iškilmingas sąskrydžio atidarymas vyko birželio 10-ąją. Jo metu buvo sugiedoti Lietuvos ir Islandijos himnai. Lituanistinių mokyklų atstovai pristatė ne tik savo atstovaujamas mokymo įstaigas, bet ir paruoštus namų darbus, kuriuos visiems renginio dalyviams iš anksto uždavė šiųmečio draugystės tilto organizatoriai – Islandijos lietuvių bendruomenė ir Islandijos lituanistinė mokykla Trys spalvos. Pirmasis įspūdis iš tiesų, kaip visada pirmą kartą, tai labai daug visko. Ir daug ir emocijų, ir daug to bendravimo su visais ir pajautimo, kas tai yra. Bet vienu ar keletą žodžių apibūdinant, tai būtų bendruomenė. Tai būtų bendruomenės susibūrimas. Ir tos plačiosios Lietuvos, išsibaršiusios Lietuvos susibūrimas į vieną vietą. Ir tai yra nepaprastai gražu. Apie lituanistinių mokyklų vaidmenį Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjime savo mintimis dalijosi Lietuvos švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos užsienio lietuvių skyriaus vedėja Virginija Rinkevičienė bei Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Kaspersen. Susirinkusiusius pasveikino Lietuvos Respublikos ambasadorius Danijos karalystei bei Islandijos Respublikai Vytautas Pinkus ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Dalia Henke. Aš džiaugiuosi, kad mes atvažiavom į tolimą šalį, man atrodo tolimą, nors Europą, Islandiją. Ir iš tikrųjų didžiuojuosi Islandijos lietuvių bendruomenė, kaip kolegė sakė, ji gal ne tokia gausi, bet ji gali. Tai dar kartą, Jurgita, kvies komandą, noriu aš paspausti ranką ir padėkoti. Visą komandą. Mūsų organizacinė komanda yra labai daug įvairių žmonių, labai su skirtingais talentais ir visi mato skirtingus lygmenis to renginio. Tai vieni, sakykime, mato ir valdo finansinę pusę, kiti kūrybinę, treti programą, taip kad tas matymas yra labai skirtingas. Vieniems yra labai baisu, tiems, kurie skaičiuoja pinigus ir seka visą finansinę informaciją, kitiems yra galbūt labai smagu, tiems, kurie pasiremia būtent pasineria tą kūrybinę erdvę, labai smalsu, planuojant visą renginį. Atidarymo vakaro dalyvius sužavėjo garbingo svečio Keblaviko miesto mero Kjartano Maro Kjartansono pasirodymas. Meras tautiečiams padovanojo ne tik kelius puikius šokius, bet ir nuostabiai griežė smuiku. Nemažiau sužavėjo ir išskirtinis islandų varpelių choras. Draugystės tilto himną gyvai atliko jo autorė Edita Saf, o muzikinę vakaro programą užbaigė didžėjus Eugenijus Šochas. Birželio 11-ąją sąskrydžio svečiams apie daugiakalbystės mitus bei ugdymo diferencijavimą pranešimą skaitė edukologė Austėja Landsbergienė. Dvikalbystės raidą, jos privalumus bei trūkumus pristatė knygos Kaip padėti vaikams užaugti dvikalbiams autorė Loreta Vilkytė.
apskritai žmonėms labai svarbus yra vienybės jausmas. Vienybės, bendrumo, tas priklausimo, ar ne, jausmas. Ir aš manau, kad tokie susibūrimai, jie sutvirtina tą jausmą. Net jeigu jis yra ir internetinėje erdvėje ar susiskambinant, bet būnant kartu, tas jausmas jisai tvirtėja, jis perauga į draugystę, jis perauga į bendradarbiavimą, į kažkokius bendrus projektus. Ir susiburti taip visada yra labai svarbu. Mažieji sąskrydžio svečiai taip pat nenuobodžiavo. Dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėlėse, edukaciniuose užsiėmimuose, šokio pusryčiai, kuriuos vedė šiuolaikinio šokio teatro Padeda Fish nariai, mokėsi didžėjavimo paslapčių, varžėsi rankinio, futbolo bei krepšinio rungtynėse. Labai smagu matyti, kaip žaidžia vaikai, kaip jie susibendrauja, kaip jie pradeda kalbėti lietuviškai. Tiesiog dėl to, kad, kai jie pirmą dieną, pirmomis akimirkomis būna, tai jie kalba jau tą kalbą, kurią jiem patogiau kalbėti. Bet tiesiog pastebėjau, kad net jau antrą dieną vis daugiau kalba lietuviškai. Ir netgi vaikams būti tame lietuvybės fone yra labai sveika. Ir ta atmetimo reakcija, galbūt, kai tėvai verčia eiti į mokyklėlę ar sako, kad tau prireiks, tai tokiuose susibūrimuose jie pamato, kad čia ir prireikia tos ir lietuvių kalbos, ir tų žinių apie lietuvių kultūrą ir lietuvių tradiciją. Menininkų asociacijos Žuvies akis iniciatyva 2012-aisiais įkurto šiuolaikinio šokio teatro Padeda Fish aktoriai renginio dalyvius pakvietė į šokio spektaklį Baltoji lopšinė. Birželio 12-ąją sąskrydžio svečiai dalyvavo mišiose, kurias laikė puikiai lietuviškai kalbantis argentinietis kunigas Juanas Carlosas Escudero. Draugystės tiltas prasidėjęs 2005-aisiais Stokholme, Švedijoje, kasmet vyksta vis kitoje Europos šalyje ir sutraukia kelis šimtus dalyvių bei kviestinių svečių. Renginys, kurio tikslas – susidraugauti, užmegzti bei puoselėti ryšius tarp lietuvių bendruomenių ir juose veikiančių lituanistinių mokyklų, išlaikyti gyvą lietuvių kultūrą svetur, yra apkeliavęs Airiją, Vokietiją, Angliją, Italiją, Ispaniją, Norvegiją bei Švediją. Draugystės tilte dalyvauju jau seniai, taip jau neoficialiai nuo pat jo pirmo karto, nes pirmą kartą negalėjau dalyvauti dėl to, kad buvau išvykęs į Lietuvą, bet tikrai sekiau savo kolegų, kurie iš Airijos atvažiavo į pirmąjį draugystės tiltą, kuris vyko Švedijoje. O antras draugystės tiltas, kadangi jis vyko Airijoje, tai prisidėjau ir prie jo organizavimo ir nuo to laiko beveik visose, kiek teko skaičiuoti, tai turbūt aš daugiausiai draugystės tiltų esu dalyvavęs žmogus. Šiųmečiame draugystės tilto renginyje sąskrydžio vėliava buvo iškilmingai įteikta Hamburgo lietuvių bendruomeniai.